Munių studijo ir Rūtos istorikai pristato RD pamokos. Sveikas ir patogus darbas – ergonomikos ABC. Ar patogiai sėdi prie kompiuterio? Ar tavo darbo vieta tau tinka? Ką daryti, kad neskaudėtų nugaros dirbant? Į visus šiuos klausimus mums gali padėti atsakyti ergonomikos mokslas. Ergonomika – tai mokslas, kuris padeda sukurti tokią darbo vietą, kur būtų patogu, saugu ir sveika dirbti. Kai darbo aplinka pritaikyta žmogui, yra mažiau pavargstama, neskauda nugaros, akių ar rankų. Kaip manote, į ką reikia atkreipti dėmesį, kuriant ergonomišką darbo aplinką? Stalas ir kėdė turi būti tinkamame aukštyje. Kojos remiasi grindis, o rankos sulenktos 90 laipsnių kampu ir patogiai padėtos ant stalo. Monitorius turi būti akių lygyje. Ekranas yra tiesiai prieš akis, todėl kaklo nereikia lenkti ar palenkti į šoną. Klaviatūra ir pelė turi būti pakankamai arti ir tinkamame aukštyje. Rankos išlieka laisvos, nepakeltos ir neįtemptos. Apšvietimas turi būti švelnus ir pakankamas. Šviesa neakina, o monitorius neatspindi lango ar lempų šviesos. Kėdė turi turėti atramą nugarai. Apatinė nugaros dalis yra paremta, o laikysena tiesi ir patogi. O kaip atrodo tavo darbo vieta? Atsakyk į žemiau pateiktus klausimus.